Dabar, kaip ir kiekvienoje laidoje, trumpam persikelkime į Radio centrą, kur šį kartą takelį mina Inesa, Irena ir išbalsuotoji Aušra. Primename, kad Neringiškė dar gali sugrįžti į projektą Misis Lietuva, bet ar jį pratęs kovą priklausys nuo žiūrovų balsavimo rezultatų. Ir Aušrai ir kitoms dalyviams ankstyvais penktadienio rytais Radio centras suteikia puikią progą pelnyti dar daugiau gerbėjų simpatijų. Rytinėje laidoje Atsibusk su Vyteniu, jos gali atsiskleisti kone visą savo išmintimi ir sąmoju. Kiek bus 16 kart 6? Ką sako vaizduokė? 16 kart 6, 6 kart 6. Daugiau negu 100. Ne. Išvardink man dabar bent 4 iš 5 Neringos miesto gyvenvietės. Man be irgi atradimas buvo, kad 5 yra gyvenvietės. Yra Alksnynė, Juodkrantė, Pervalka, Preila ir Nida. O kodėl Šleikutės čia matosi dabar? Lemenuko. Čia ne Lemenukas. O kas čia Maikutė? Ai, čia Maikutė tokia. Tradiciškai radio laidos kūrybinė komanda gražuolėms parengė pikantišką užduotį. Šį kartą suvilioti Radio centro klausytojus vyrus. Moterims liepta kuo seksualiau perskaityti ištrauką iš poemos, kuri į kiekvieno lietuvio kraują iki skausmo įaugusi nuo mokyklos laikų. Jau saulelė vėl atkopdama Budinos vietą. Visų pirma, vyrų niekad neviliočiau su Kristijano Donelaičio metais. Mes viliojam. Jūs viliojat. Taip. Ernestas, prašau manęs čia į savo purvinus reikalus netempt. Aš vedęs. Varnos ir varnai su šarkomis, irgi pelėdomis, pelės su vaikais ir kurmiais šilumą gyrė. Gandras su kitais kaimynais perlėkė linksmas. Taip, ir kas tada? Ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino snapa. Musės ir vabalai, uodai su kaimenė blusų, mus jau varginti vėl pulkais visur susirinko ir ponus taip kaip būrus įgelt išsižiojo. O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. Kas yra skranda? Turbūt, kad skrandas tai tokia įsivaizduoti, kaip striukė kažkur. Striukės, taip, pametė. Inesa man paliko geriausią įspūdį dėl to, kad buvo nuoširdį, jis stengiasi nesutrikti, nepasimest, nors mačiau, kaip adrenalinas teka jos venomis. Nuoširdį pasirodė dama, man klausimą netgi buvo specialiai paruošta. Vyteni, kaip jūs jaučiatės, kad kiekvieną rytą su jumis atsibunda šitiek moterų kartu? Aš svarbiausia, džiaugiuosi, kad žmona vis atsibunda. Neatsibunda, nes dažniausiai lieka miegot, bet svarbu viena yra prieš. Žmona palieka, tai reinat atsibus su kitom. Ir einu, taip, atsibus su kitom, Supratau. Tada, kol jis saldžiai mėga, bet tai grįžtų vis tiek po to. Vertinti moterų sugebėjimus rytinės laidos išdaigininkui vedėjui kas kartą darosi vis sunkiau. Kol kas didžiausias Vytenio simpatijas laimėjo Silvija, Sonata, Vilma ir Inesa. Kaip seksis kitoms dalyviams, išgirsite kitą penktadienio rytą. Laidoje Atsibusk su Vyteniu. Įvykdžiusios socialinę misiją televizijos dienoraščio Misis Lietuva dalyvės atvyksta į Druskininkų vandens parką, kur jų laukia rezultatų įvertinimas ir maloni staigmena daugiausiai dėl senelių namų padariusiai komandai. Mano puikiosios gerumo deivės, mums tikrai labai malonu buvo matyti, kaip jūs stengiatės dėl mūsų senolių. Ačiū jums už tai, jūs tikrai padarėte didelį ir gražų darbą. Tačiau vienai komandai iš 2 paramą rinkti sekėsi geriau. Aš kalbu apie Žanetos komandą. Joms ir atitenka mūsų žadėtasis prizas siurprizas. Dėmesio! Druskininkų vandens parkas dovanoja pačias maloniausias spa procedūras jums! Sveikinam! Dar yra vienas siurprizas, bet apie jį pakalbėsime truputėlį vėliau. Turi laimėti iš to senelių namai, o ne viena ar kita komanda. Ir man labai džiugu, kad vis tiek bendras rezultatas seneliai laimėjo. Pasijautėm kaip atstumtieji. Aš atidaviau tikrai visą savo laiką, visą savo širdį. Pasiekiau, kas liečia savo komandą, pačių geriausių rezultatų. Tikrai nesitikiu, kad čia kažkas mane apdovanos ar padėkos. Dariau ne dėl to, dariau iš visos širdies. Žanetos komandos narės apdovanotos spa procedūromis, nes jų surinktos paramos vertė viršijo 50 000 litų. Ši suma dvigubai didesnė nei Olivijos komandos parama. Atkreipiame dėmesį, kad Natalija dėl krūtinės plastinės operacijos prie labdaros rinkimo prisidėjo bene mažiausiai. Todėl ji savo procedūrą mielai perleido kitos komandos lyderiai Olivijai.
Labai fain, keistas jausmas. Pailsusios nuo užduočių ir nesibaigiančių išbandymų Druskininkų vandens parke moterys pagaliau gali pasimėgauti spa procedūromis, veido kaukėmis, saldžiausio šokolado masažu ir kitokiais malonumais. O Jėzau, čia nesvarumo terapija. O Jėzau, man klaustrofobija. Bene daugiausiai prie savo komandos stulbinančių rezultatų prisidėjusi Inesa, pamačiusi pilną vonę tamsių žuvelių, šiek tiek įsigando. Spa centre jai tenka išbandyti lengvą masažą, per kurį maži padarėliai, pasinėrus į vonę, nukramto negyvasias odos ląsteles. Negaliu žiūrėti. Pirmiausia, baisu įlipti, kadangi moteris apskritai iš prigimties bijo mažų juodų gyvių, kurie juda. Ir jeigu dar jie rūpoja ant tavęs, tai yra tikrai net šiurpą kelintis toksai pojūtis. Bet paskui per kokias 5 minutės mes susidraugavom. Aš panaudojau Mauglio metodą, mes su jumis vieno kraujo. O paskui jau iš tikrųjų nesinorėjo išlipti, nes tai yra labai malonu. Kita komandos draugė Dana taip pat mėgavosi atliktų masažu ir viso kūno šveitimo procedūrą. Moteris neslėpė, jog laiminga ne tik dėl grožio procedūrų. Pagaliau, po grožio chirurgijos medikų atliktos operacijos, ji drąsiai gali vilkėti maudymosi kostiumėlį ir visiems atvirai demonstruoti pagražėjusias kūno formas. Su bikiniu jaučiuosi labai gerai. O kodėl gerai? Todėl, kad turiu tai, ką norėjau turėti. Ir todėl, kad man atrodo, kad mano bikinis visai kitaip atrodo ir figūra visai kitaip atrodo. Tai leidžia man jaustis kitaip, geriau jaustis. Kritikos savo ir kitoms projekto dalyviams negailinti moteris užsimena, kad naujuosius jos apvalumus Druskininkų vandens parke teigiamai įvertino ir konkurentės. Parodžiau, įvertino, patiko, tikrai pagyrė visą. Pakankamai natūraliai atrodo. Tai... Džiūgaujanti Dana kartu su kitomis Misis Lietuva dalyvėmis vandens parke nusprendžia išbandyti itin ekstremalią procedūrą pirtyje, kurioje temperatūra pakyla iki 90 laipsnių. Programėlė vadinasi Extreme. Šilta ir galų gale labai karšta. Štai parodau, kur durys. Kai tik pajausite, kad yra per karšta, bet kada galima atsistoti ir išeiti. Moterys tikisi įrodyti, jog yra labai ištvermingos. Iš pradžių optimistiškai nusiteikusios jos išdykauja tarsi mažos mergaitės. Tačiau išdaigas greitai nuslopina pragariškas karštis. Ir dalyvės lyg įkirptos išskuba ledinio dušo link. Pirtis buvo fantastinė. Pirtis buvo labai smagi. Ypač muzika viduj. Labai patiko ten dalyvauti. Savo ištvermę po itin linksmos pirties gali pasigirti net 3 projekto dalyvės – Silvija, Sonata ir Inesa. Jos vienintelės sugebėjo išbūti pirtyje iki programos pabaigos. Dėmesio, dėmesio, Pabaltijos sirenos, pristatau jums plačiuosius Druskininkų vandenis. Kas nemokate plaukti, sudėkite liemenis. Dėja, jums neteks savo saldžiais balseliais viliuoti pro olas plaukiančių jūreivių. Pačios patirsite metrinių bangų talžymą, o kai kurioms iš jūsų teks tas bangas sukelti. Beje, taip ir neturėtų būti jokia problema. Moterims sukelti audrą stiklinėje vieni niekai. Druskininkų vandens parko gelbėtojai moterims taip pat turi paruošę staigmenų. Pirmoji užduotis – įveikti plūduriuojantį podiumą ant vandens. Dabar tai bus smagu. Moteris įpratusios vaikščioti žemę turės įrodyti, kad moka eiti ir vandenį. Paneiksim tas visas pasakėlės apie jų svorį. Pirmoji įveikti nestandartinį podiumą ryžtasi buvusi manekenė Olivija. Silvijos medinuku po tango pamokos pramintos Olivijos pergalingas gestas paskatina ir konkurentes išmėginti savo sugebėjimus vaikščioti vandeniu. Labai dievinu vandenį, man labai patinka tai. Pasijutau kaip Jėzus, tik trūko dar kokios žuvies, kad visiems galėčiau padalinti, kad man iš dangaus pradėtų kristi. Įsivaizduojate, jau vandenį. Nuo projekto senbuvių neketina atsilikti ir naujokė Erika Santos. Po pirmo nesėkmingo bandymo moteris ryžtasi antrajam. Aš nebūčiau stojus, kol nebūčiau perbėgus per visą tą kelią. Na, pagalvojau, kad nukrisiu į vandenį ir juokingai atrodysiu paprasčiausiai tiek. Bet man pavyko prabėgti kažkiek tai.